Sveiki, mėlieji. Čia yra inžyras, kaip vadina rytuose, lietuviškai vadinamas figa. Figos vaisiai yra labai naudingi. Jų turėdami galimybės valgykit. Aišku, jūs ne tokio skonio ir tokio laipsnio išnokimo sunkiai gausit kaip kažkur tai Viduržemio jūros regione, kur auginama jos masiškai ir labai mėgstamos. Jos be galo saldžios ir skanios. Nedanokusios, jeigu jos blogai išnokia, jūs turi tokį prieskonį čiučiut, tokį lyg kartumą, lyg kažką tai. O kaip ir papajos irgi tokį turi kartumą, jeigu jos blogai nunokia nenatūraliai. Iš tiesų tai be galo saldžios ir skanios yra. Visi šitie vaisiai turi tropiniai, jie daug labai vertingų medžiagų. Figos taip pat. Jos turi tą cheminę sudėtį, kur labai reikalinga organizmui. Mineralai, mikroelementai, tai, kas duoda labai daug organizmui naudingų medžiagų. Aš čia džiovintus lapus padėjau, bet ne visi žino, kad džiovinti lapai, arba net jeigu turit, kas auginat šiltnamiuose, nes dabar Lietuvoje jau populiaru juos, jie puikiausiai žiemoja šiltnamy ir auginami, tiesiog šiltnamy auginami, jie gali būti formuojami medeliai, jie kantrūs genėjimui, gali būti labai žemaūgiai, vos ne krūmelio formos. Ir užauga ir sunokina vaisius Lietuvoje šiltnamy. Bet vaisiai tai vaisiai, neišmeskit, mėlieji, lapų. Jeigu jūs to nežinot, lapai turi dar didesnę vertę negu pats vaisius. Kaip ir juodųjų serbentų lapai, pavyzdžiui, yra daug vertingesni negu patys serbentai. Žinot, susidžiovinkit, susirinkit lapus jau, kaip vaisius nuimsit, kaip prieš žiemą. Tiesiog, jeigu kas auginat ginko medelius, taip pat surinkit lapus. Susirinkit, kai jie krinta, jie gali būti jau geltoni. Lapai turi labai daug reikalingų medžiagų ir galima kelius komponentus, kelių šitų visokių vaisių ir krūmų vaisius ir lapus naudoti. Ir sumaišyt galima arbatai, ten ir dilgėlės, pavyzdžiui, gauromečio, dilgėlės, visokių ten, ką turit, tą ir naudokit. Jeigu yra kažkokios problemų su kraujagyslėm, labai gerai atstatinėja ir tas gysločio lapai susirinkit ir to į arbatą įmeskit žiupsnelį džiovintų. Žodžiu, tai jokių tu tablečių nenusipirksi tokių, ką tu gali gauti iš augalų. Ir labai tą branginkit, labai tą. Ir čia aš naudoju ir vaisius, ir kartu arbatą iš šitų lapų darausi. Tai tiek jum žinių. Rūpinkitės savim. Naudokit tą arbatą visokią, nes netgi beržų lapai, jeigu jau nespėjot vasarą prisirinkti, net dabar krintantys lapai, aišku, žali geriau. Kol dar žali, susidžiovint žalius, jie valo labai inkstus. Jie veikia tai kaip aktyvuota anglis, žinot, ji gaminama taip pat iš beržo medienos.
Tai lapai veikia tą patį, valo organizmą, toksinus, viską. Tai, bet jie labai neskanūs. Jie duos tokį kartumą vos ne kaip pelynas. Tai ne visi mėgsta, bet jeigu turit problemų su kažkuo, tai ar kenksmingą darbą dirbat, tai tikrai naudokit beržo lapus dažnokai, nors porą kartų mėnesį išgerkit tos karčios neskanios arbatos, bet jinai pravalys organizmą. Dėkui už laikus, dėkui už prenumeratas, mylėjai. Sėkmės jums ir daug sveikatos.